Dalykas yra labai svarbu suprasti, kaip jūs išsakote savo norus, ar tenais nėra priekaištų, ar tenais nėra kaltinimų. Ir labai dažnai yra netgi ne ką jūs sakote, o kaip jūs sakote. Tai yra intonacija, tai jūsų transliuojama būsena, tai jūsų yra kūno kalba. Antras dalykas yra tai, kad jūs nesat pastabi ir nepastebit, ar vyras yra resursiniai būsenoj dabar, ar nėra resursiniai būsenoj. Galbūt jisai atėjęs ir suirzęs yra iš darbo savo darbo reikaluose, galbūt jisai yra alkanas, galbūt jisai yra pervargęs, galbūt jisai dabar dirba kažkokį tai kitą darbą, į kurį yra sukoncentravęs savo dėmesį. Tai vėlgi yra negebėjimas gerbti ir matyti kito žmogaus, jo laiko ir suprasti, ar tai tinkamas laikas. Ir trečias dalykas yra labai vėlgi svarbu - paskirti laiką pokalbiams, o ne užpulti vyro ir staiga nepradėti reikšti priekaištų, kad tu neskiri. Tai čia prie to dar laiko galima priskirti, kad jūs, kai sakote savo norus, būkit malonios, kalbėkit apie savo norus aiškiai, tiksliai ir konkrečiai, o ne tai, kad žinai, gal aš norėčiau